Aš vaikus auginau, į darbą išeidavau, grįžtų namo, žmona girtuoklė, narchuša, mergaitė vos gimus apnarchušinta. Bet koks jos vaikščiojimas buvo narchušiškas, va taip va, autais vaikščiodavo. O tą naktį, kai grįžau iš darbo, va tokią radau. Tokią, šlangą viniot ant rankos, švirštas neištrauktas ir komus būsenai. Visi žiūri langai užkalti, ant duchovkas kairsa šaukštukai, o įti tai niekas negalėjo. Namie tik tai brolis buvo, kiek ant 5 metukų, dar mažas. Negalėjo, jisai nebūtų nedasiekęs tos duchovkas pakaitim šaukštukus. O kaip jūs gyvena su tokia žmona? O kaip jūs gyvena su tokiom? Nu, mano ne tokia. Iš kur žinai? Pagyvensi 20 metų, kaip aš ir sužinosi, kad narchuša. Iš kur žinai? Su tokio žodžio net nežinot, kad toks yra. Tai šiai sakau, tu ten labai nelys, tavo motina narchuša. Jinai paim ir nuvažiavo pas ją ir klausė. Motina, tu man bedėjai. Nu tiesiai šviesi lietuviškai, ne tai kaip jūs čia. Nu nesupranta. Kai man pasakė, svaiginasi. Aš kai iš kaimo prie to žodžio net nežinau, ką reiškia svaiginimasis. Ir pas ją dar tokia didelė buvo, kaip pas Gruziną. Kas didelė? Nu ta, viena, nu, kaip ambybio. Siaubas, iš čia rimtai? Nu, gi nesi toks piemenis. Iš tikrųjų, aš ne piemenis esu. Nesupranta.